Tai iš tikrųjų gal tai galima būtų surašyti ir vienu sakiniu, ne, šito reikalavimo įgyvendinimą, bet jis yra išskaidytas mažais žingsneliais. Tai iki ką aš noriu pasakyti, kad girdėjau komentarų, ten 80 lapų reikalavimų yra prirašyta, bet iš tikrųjų kiekvieną reikalavimą reikia žiūrėti kaip į procesą. Į procesą, kuris prasideda nuo tvarkos, parašymo arba susitarimo, kaipgi mes darysim tą poreikių vertinimą, iki to, kad poreikiai yra atliepiami. Antrą irgi galim padarginėti apie paslaugų gavėjų įtraukimą, nuomonę ir pasirinkimus. Tai čia jau yra apie individualaus plano sudarymą, bet remiantis nustatytais poreikiais yra nustatyta tvarka, kaip mes sudarom, peržiūrim ir koreguojam individualų planą. Tai individualūs planai turi būti sudaryti kiekvienam paslaugų gavėjui, remiantis šituo procesu, ką mes gavom šito proceso metu kaip rezultatą, tai yra nustatėm poreikius, sudarėm planą. Darbuotojai yra įtraukiami į plano sudarimo eigos nustatymą. Tai yra ta tvarka individualaus plano sudarimo nedaroma, nežinau, ten kokybės vadovo arba pavaduotojos kabinete, bet įtraukiant darbuotojus. Kam tai yra reikalinga? Tam, kad pirmą mes atsižvelgtumėme į daug nuomonių, darbuotojų įtrauktumėme jų nuomonę, jau aprašant, kaip yra sudaromas individualus planas, kuo daugiau nuomonių, o antra, tam, kad padidinti žinojimą. Tai tas, kuris kūrė tvarką ir dalyvavo tvarkos kūrime, didesnė tikimybė, kad jis žinos ir taikys tvarką praktikoje. Tie paslaugų gavėjai turi žinoti individualaus plano sudarimo eigą, tai irgi nereiškia, kad mes turim paduoti dokumentą po parašu, kiekvienas paslaugų gavėjas perskaito tą individualaus plano sudarimo tvarką, susipažįsta ir pasirašo. Bet bendrais bruožais kiekvienas paslaugų gavėjas, vėlgi, reikia atsižvelgti į jo būseną ir gebėjimus, nes yra tokių paslaugų gavėjų, kurie dėl savo būklės nėra pajėgus suprasti arba dalyvauti, tai visada reikia tas išimtis turėti omeny, bet tie, kas gali suprasti ir geba dalyvauti, jie turi būti trumpai informuojami apie tai, kaip vyksta tas plano sudarimo procesas, kad mes dabar vertinam poreikius, po to susidėliosim su tavim veiksmus, kurių mes turėsim imtis tam, kad tavo situacija pagerėtų. Ir su tais veiksmais mes abudu sutinkam ir esam įsitraukę ir įsipareigoję vis veiksmus vykdyti. Darbuotojai žino tą tvarką ir, kaip matot, beveik turbūt kiekvienam reikalavime yra tas darbuotojų žinojimas. Kodėl yra darbuotojų žinojimas? Todėl, kad tam, kad pritaikyti dalykus praktikoje, labai daug priklauso nuo darbuotojų žinių. Tai darbuotojų žinios, kad darbuotojai žino, praktiškai yra kiekvienam reikalavime. Nes mes galim sugalvoti tvarką, apsirašyti puikiai konfidencialumą, etiką ir dar ką, bet jeigu darbuotojai tik pasirašo neskaitant, tai nepersikelia į praktiką. Tai mes su šituo standartu labai norėjom paskatinti ir pagyvinti tą darbuotojų supažindinimą. Vien parašo padėjimas ant registro, kad aš susipažinau su konfidencialumo taisyklėmis konfidencialumo laikymosi nepadidina. Bet dažnai, kur aš nežinau, kiek jūs susidurėt su tom praktikom, dažnai, kur rodo, kad visi darbuotojai pasirašė, bet jeigu paprašai pasakyti, bent pasakyk, 3 pagrindinės konfidencialumo taisyklės. Mes tą medicininį reabilitaciją pas save neseniai atlikom. Tiesiog ėjom per centrą ir paprašėm pasakyti. Tai nepasako pagrindinių dalykų, kad, pavyzdžiui, telefonu neteikiu jokios informacijos, nes aš negaliu identifikuoti paklausėjo. Neteikiu informacijos tam, kuris nėra sutikimo formoje. Ne? Tokias pagrindinės taisyklės nepasako. Tai reiškia, kad tas parašas neveikia. Taip, oficialiai aš galiu jį užteisti, ten jeigu būtų kažkoks teisminis ginčas, tai tu pasirašai, tu turėjai susipažinti, bet mes siekiam, kad tie dalykai atsidurtų praktikoje. Tai praktikoje jie atsiduria tada į sveikatą, kai darbuotojai žino ir taiko tas taisyklės. Sekantis žingsnis dar yra taikyti. Aš galiu žinot, bet netaikyti. Tai tas taikymas irgi yra labai svarbus tam, kad pagerėtų kokybė. Tai daug kur matot, kad darbuotojai žino. Tai ir apie įgalinimą, tai reikalavimuose yra kriterijus nustatyti įgalinimo
priemonės ir būdus. Tai vėlgi gali būti nerašytinis dokumentas, ne koncepcija, ne kažkoks tvarkos aprašas, bet mes turim žinoti, kaip mes tą įgalinimą skatinam. Tai apsitarti ir kai kurios įstaigos pasirenka užrašyti ir po to mums grįžta vėl tas atgal toks dalykas, kad jūs viską biurokratizuojat, čia reikia turėti milijoną dokumentų. Ne, nebūtinai, bet jeigu įstaiga yra didesnė, natūralus yra noras užsirašyti, nes jeigu esam 3 įstaigoje, tai mes galim susitarti ir dažniau pakalbėti apie tai, bet jeigu mūsų yra 111, tai labai sunku yra tokią žodinę informaciją perteikti ir prisiminti tiksliai ir taikyti praktikoje. Tai vėlgi su įgalinimu lygiai taip pat darbuotojai traukiami apibrėžiant įgalinimo sampratą, paslaugų gavėjai supažindinami tiek, kiek jiem yra, tiek, kiek jų būklė leidžia su įgalinimo samprata, darbuotojai taiko, paslaugų gavėjai žino savo įgalinimo tikslus, o įgalinimo tikslai atsiduria individualiam plane, tai tas įgalinimas labai yra susijęs su poreikiu vertinimu ir individualaus plano sudarimu ir darbuotojai taiko tas įgalinimo priemonės. Tai tos įgalinimo priemonės vėlgi gali būti labai paprastos, kad skatinam savarankiškumą ir paslaugų gavėjas daro maksimaliai tai, ką jisai gali. Tai vat, kaip čia, tokių paprastų taisyklių susitarimas įstaigoje jau būtų įgalinimo priemonės, arba ten mūsų paslaugų gavėjai gali rinktis. Rinktis, pavyzdžiui, iš užsiėmimų kelių, arba pasirinkimo dar kažkur yra galimybė rinktis tam tikras priemonės. Tai tas pasirinkimas, jis yra įgalinimo priemonė, nes žmogus gali rinktis savarankiškai, būti įgalintas, padaryti savo nuosavą pasirinkimą. Ir gyvenimo kokybė, jau aš neįsiu per reikalavimus, bet yra lygiai taip pat tas apibrėžimas pačios savokos, visų supažindinimas ir bandymas visų paslaugų orientuoti į gyvenimo kokybės gerinimą. Gyvenimo kokybės to rezultato arba poveikio vertinimas, jisai nėra baziniam lygyje, jis yra tik tai pažangiam lygyje, to rezultatyvumo matavimas, tai to teigiamo poveikio gyvenimo kokybei matavimo nėra bazėje, mes neturim įrodyti, kad tikrai mūsų paslaugos padarė teigiamą poveikį paslaugų gavėjų gyvenimo kokybei. Bet pažangiam lygyje jau atsiranda ir toks rodiklis, kad įstaiga turėtų ir pasimatuoti, kiekgi paslaugos įtakojo gyvenimo kokybę. Taip, kaip aš su laiku, antra. Taip, tai tada einam prie, taip, apie gairės dar norėčiau. Gairėse prie kiekvieno kriterijaus yra surašyti rekomenduojami veiksmai. Tai, ką parsisiuntėt, ką prašiau atsidaryti telefonuose, tai ir yra gairės. Tai prie kiekvieno kriterijaus, pavyzdžiui, šiuo atveju yra, kad įstaiga supažindina paslaugų gavėjus su individualaus plano sudarimo, peržiūrimo ir koregavimo tvarka. Ir čia yra surašyti rekomenduojami veiksmai, ką įstaiga, jeigu nežino iš vis, ką jinai turėtų daryti šio reikalavimo rėmuose, tai jinai gali paskaityti, kokie yra rekomenduojami veiksmai šitam kriterijui įgyvendinti. Tai pagal tai galima, kaip čia, planuoti ir vertinimą, nes tai, ką įstaiga turėtų padaryti, tam mes turėtumėme ir pasižiūrėti kaip įrodymus, ar įstaiga atitinka kriterijų. Tai kaip pavyzdžiui čia apie supažindinimą, tai gali būti paprasta suprantama kalba pateikti aiškią informaciją apie tai, kaip yra sudaromas planas, suteikti informaciją suprantamų būdų apie kokiomis aplinkybėmis planas gali būti arba turi būti peržiūrėtas, kaip jie supranta individualaus plano sudarymą, galima aptarti su paslaugų gavėjais. Tai nebūtinai visos šitos priemonės gali būti ir kitokios, bet čia yra surašytos rekomendacijos tam kriterijaus įgyvendinimui.
Tai vat prie paslaugų gavėjų įgalinimo irgi prie įgyvendinimo jau etapo reikalavimo, kad darbuotojai taiko įgalinimo sampratą, yra rekomenduojami veiksmai. Pavyzdžiui, kaip supažindinti darbuotoją, periodiškai aptarti įgalinimo sampratą, kažkokio kitokio formato aptarimo metu galima priminti, kad kad pas mus įgalinimo samprata yra tokia. Kadangi mūsų įstaiga, pavyzdžiui, yra 100 virš ir su 2 darbuotojų ir 2 padaliniai, tai mes pasirinkom apsirašyti, dėl to, kad nėra lengva kiekvieną kartą žodžiu priminti tą pačią informaciją. Bet jeigu įstaiga yra 3 darbuotojai, bet aš dabar turiu konsultuojamą Kauno įstaigą, ir jie tokia kaip maža bendruomenė, 3 darbuotojai, man atrodo, iki 15 gal paslaugų gavėjų. Tai jie sako, mums nebūtina prašyti, mes su tokia idėja pradėjom, mes su tą įgalinimo idėją pradėjom. Tai su tais dokumentų, kaip čia reikalavimais ir patikrinimo metu reikia būti labai atsargiem. Ta prasme, leisti įstaigom ten, kur galima, laisvė, jeigu žodinė informacija susitarimuose, mes galim apčiuopti, kad įstaiga žino tą įgalinimo būdus ir žino, kas yra įgalinimas ir tai taiko praktikoje. Tai reikia būti atsargiais, reikalaujant rašytinės informacijos. Taip. Tai čia ties kitais gal jau ir neisiu prie kiekvieno ir požiūrio, ir įgyvendinimo kriterijos prie kiekvieno reikalavimo galit rasti tokias ant kelio užvendančias gairias, kaip įgyvendinti tą kriterijų. Taip, dabar norėčiau, kad jūs truputį padirbėtumėt, kad ir atsiverstumėt gairias. Tai galim vėl susiskirstyti eilėm, tai galit pasirinkti, kurią jūs norit būti grupę. Pirmą, antrą, galit pasidalinti arba kurią norit užduoti. Tai noriu, kad pasižiūrėtumėt reikalavimą, reikalavimo kriterijų, tai čia yra 17.1 ir 17.3. Ir pagalvotumėt, kokiam etapui priklauso tas reikalavimas, tai yra, ar tai yra požiūris, ar tai yra įgyvendinimas, ir aptartumėt, kokių galimų atitikties kriterijų praktikoje jūs ieškotumėt. Kad jūs ateinat vertinti ir jūs žinot, kad įstaiga turi atitikti tokį kriterijų. Ko jūs ieškotumėt praktikoje? Kokiais būdais jūs tikrintumėt ir kokių įrodymų jūs ieškotumėt tam, kad pasitvirtintumėt šitą reikalavimą. Tai noriu, kad bent jau po kelis surašytumėt ant lapų. Tai pirmas kriterijus yra, kad įstaiga įtraukdama darbuotojus nustato poreikių ir gebėjimų vertinimo tvarką. Tai jūs ateinate į įstaigą ir iš ko jūs spręstumėt, kad jinai tai atlieka. O antras yra apie, kad įstaiga įtraukia paslaugų gavėjus į poreikių ir gebėjimų vertinimą. Tai pasirinkit, kurią grupę jūs norit būti ir grupeliai apsitarkit bent jau po kelis įrodymus praktikoje, ko jūs ieškotumėt, ar įstaiga atitinka. Taip. Taip, šitoj vietoj jau reikalaujam rašytinio dokumento. Pirma grupė. Socialinių paslaugų įstaiga turi individualių poreikių ir gebėjimų vertinimo tvarką. Ko mes ieškotume? Sudarysi darbo grupę gerai. Pačios tvarkos, tai yra dokumentas. Dokumentą, kuriame kas apibrėžta. Gebėjimų ir poreikių vertinimo tvarka. Tai yra, kas vertina, kaip vertina, per kurį laiką vertina, tokie jau pagrindiniai dalykai, kurie paprastai yra tvarkos aprašuose. Tai atėjot, radot dokumentą, keli darbuotojai jums pasakė, kad dalyvavo tos tvarkos kūrime, ar to užtenka? Taip.
Tai šiame reikalavime, šiame kriterijuje dar nėra, tai žinoma, bet ta tvarka jinai turėtų būti patalpinta darbuotojams prieinamoje vietoje. Tai ką įstaiga turėtų, kaip čia, iš savo pusės padaryti kokį žingsnį, tai sukūrus tvarką, jinai turi padaryti ją prieinamą visiems darbuotojams. Tai dažniausiai prieinama visiems darbuotojams, bet darbuotojai nežino, kad ten yra. Gyvenime matyti, kaip čia tie iššūkiai, su kuriais nuolat turim dirbti. Tai va, tai jeigu yra intranetas, arba yra kažkoks bendras diskas, arba yra atspausdinta dokumentų papūtė, kur darbuotojai gali susipažinti, tai įstaiga turėtų padidinti galimybę, tikimybę, kad darbuotojai žinotų tą tvarką. O koks etapas tai yra? Va. Požiūrė. Ar kas nors mano kitaip? Ne. Tai yra požiūrė etapas, dėl to, kad tai yra paties mintis arba planas, ką mes bandysim taikyti praktikoje. Tai dar nieko nereiškia, dar nepritaikėm, nieko nepadarėm, bet jau apsibrėžėm ir jau su gerais norais bandom eiti praktiką. Jau darbuotojai žino, turi galimybę susipažinti ir taikyti praktikoje. Liuks. Ar kitokių dar buvo kokių nors pamąstymų ties šiuo klausimu? Ko praktikoje ieškotumėme? Ne. Dokumento, darbo grupės ir patalpinimo kažkur visiems prieinamoje vietoje. Antra grupelė. Socialinių paslaugų įstaiga įtraukia paslaugų gavėjus į poreikių vertinimą. Ko ieškotumėt? Ar poreikių vertinimo tvarkoje apibrėžtas įtraukimas paslaugų gavėjų? Taip. Taip, viena. O pagal ką atpažintumėt, kad paslaugų gavėjas dalyvavo? O pasirašom ko? Tai vienas iš tokių akivaizdžių pavyzdžių, kad paslaugų gavėjas yra pasirašęs planą. Bet tai paslaugų teikimo tvarkoj, kaip čia gali būti numatytas tas įtraukimas, kad procedūriškai paslaugų gavėjas dalyvauja pačiam poreikių vertinime. Koks yra dar elementas, kuris gali patvirtinti paslaugų gavėjo dalyvavimą? Kas pasakė paslaugų gavėjas? Taip. Tai interviu su paslaugų gavėjais. Jeigu paslaugų gavėjai gali patvirtinti, parodyti savo planą, arba pasakyti taip, kai atsitikau, tai čia su manim pokalbiai įvyko. Tai irgi yra įrodymo būdas. Ir paskutinis, kas gali patvirtinti. Girdžiu daug ko, bet neatsakymą. Darbuotojai. Tai jeigu darbuotojai pasakodami per interviu pasako, kad tai poreikių vertinimas vyksta dalyvaujant paslaugų gavėjų stebėjimo būdu ir ten visaip kaip, tai irgi yra įrodymo būdas. Kuris tai yra etapas? Kodėl? Todėl, kad tai jau rodo patį paslaugų organizavimą, jau tvarkos pritaikymo praktikoje arba minties pritaikymo praktikoje. Nu, jūs pažangus mokiniai. Puiku. Gerai, tai dar kelias minutės turiu, tai noriu pereiti prie kitos srities. Kaip matot, individualumas yra didesnė mano meilė negu kompleksiškumas, bet apie kompleksiškumą ir bendradarbiavimą. Dabar užvedžiau diskusiją, tai nebus kaip pasibaigti. Šeštą sritį sudaro 3 reikalavimai. Tai pirmas yra, kad paslaugos yra teikiamos bendradarbiaujant su kitais specialistais arba įstaigomis. Tai yra 21 reikalavimas. 22 yra, kad yra inicijuojamas paslaugų tęstinumas. O 23 yra, kad paslaugos teikiamos yra įtraukiant bendruomenę. Tai va tas kompleksiškumas ir bendradarbiavimas susideda iš tokių 3 dalykų. Vienas yra apie bendradarbiavimą, ar tai viduj įstaigoje tarp
į tarpdisciplininės komandos, ar tai išeinant už įstaigos ribų. Kita yra apie paslaugų testinumą, tai yra, kas vyksta po manęs arba kas vyksta, jeigu prireikia kitokių paslaugų. Tai kaip mes užtikrinam paslaugų testinį paslaugų teikimą. Tai gali būti linijiniu būdu, kas jeigu iš mano paslaugos jau paslaugų gavėjas pagal gebėjimus išaugo arba natūraliai, kaip čia jo gebėjimai susilpnėjo, tai ką aš jam rekomenduoju, kaip kitą paslaugą jam reikalinga. Po poreikių pervertinimo tai gali būti, arba po kažkokių kitokių įvykių, kada yra reikalingos testinės paslaugos. Ir įtraukiant bendruomenę ir skatinant paslaugų gavėjų dalyvavimą bendruomenės veiklose. Tai į tą kompleksiškumą ir bendradarbiavimą įeina ir trečias toks reikalavimas, kad paslaugos negali būti teikiamos atsietai nuo bendruomeninių veiklų, nuo dalyvavimo visuomeniniam gyvenime arba nuo bendruomenės dalyvavimo mūsų gyvenime. Taip. Ką čia, kad laiką taupyti ir turim išeiti pertrauką, tai gal prie šito iš karto perinu. Tai vėlgi tie trys reikalavimai, kurie apibrėžia tą sritį, susiskaido į tokius procesinius žingsnius nuo požiūrio iki pritaikymo praktikoje. Tai apie bendradarbiavimą, tai irgi įstaigų yra nustatyta bendradarbiavimo su kitais specialistais arba įstaigomis svarba ir būdai. Tai ką tai reiškia, kad tiesiog darbuotojai arba administracija gali patvirtinti, kad jie turi partnerių arba turi kitų specialistų, kurie arba teikia paslaugą, arba mes bendradarbiaujam tam tikromis veiklomis, arba jeigu ten, nežinau, mūsų paslaugų gavėjas turi poreikių priklausomybių sprendime, bet mes tokio specialisto neturim, tai mes jį nukreipiam ir rekomenduojam šitą įstaigą. Tai nebūtinai yra rašytinė tvarka, bet darbuotojai turi patvirtinti arba paaiškinti, kaip ta partnerystė su kitais specialistais arba kitom įstaigom yra užmesgama ir kokiu būdu. Darbuotojai bendradarbiauja su kitomis įstaigomis, tai turim susigalvoję būdą, kada kreipiamės į kitas įstaigas arba ieškom partnerystės ir iš tikrųjų tą darom praktikoje. Tai yra du žingsniai, vienas yra apie požiūrį, kitas yra apie įgyvendinimą, apie taikymą praktikoje. Į analizę ir tobulinimą dabar neįsim į detalės, bet paprastai analizė yra grįžti žingsniu atgal ir pasižiūrėti, ar mano tvarka yra gera, ar mes pakankamai tų partnerių turim, ar mes jūs kažkaip netaip pat atsirenkam ir turim sugalvoti naują tvarką. Ir paanalizavus pritaikyti kažkokią naują tobulinimo veiksmą. Antras yra apie testinumą. Šiaip tas testinumo savoka yra tokia labai paini ir daug kam su tuo testinumo kyla klausimų, bet standartas arba reikalavimai reikalauja apsibrėžti, nusistatyti, apsitarti, kas yra tas testinumas ir kaip mes jį nustatom. Kada jau ateina tas momentas, kai mes rekomenduojam kitą specialistą, kitą paslaugą, ar tai yra poreikio pervertinimo būdu, kokie turi būti poreikiai, ar remiamės kažkokia tvarka, kada rekomenduojam kitas paslaugas. Tai, tokie paprasti pavyzdžiai, tai būna pavyzdžiui, nežinau, liūdnas ateina į galvą, bet jeigu globos namuose įvyksta mirtis, tai su kokia įstaiga mes bendradarbiaujam, teikiant tas testinės paslaugas. Dienos globoje arba socialinėse dirbtuvėse, pavyzdžiui, gali būti, kad gebėjimai antiek sustiprėja, dirbo ten, kur čia Vievyje yra valymo dirbtuvės, ėjo į laiptines, pratinosi prie darbo ir tiek išugdė gebėjimus, kad galėtų dirbti atviroje darbo rinkoje. Tai mes
tęstinės paslaugos rekomenduojami darbinimo su pagalba arba užimtumo tarnybos paslaugos, kad jau gali pasiieškoti tikro apmokamo darbo, ne tik socialinėse dirbtuvėse būtų. Tai tos tęstinės paslaugos tai yra arba žingsnių aukščiau pagalba į namus. Kokios tęstinės paslaugos yra pagalba į namus? Dienos socialinė globa yra vienu laipteliu žemiau, o ne pusė laiptelio, kai jau savarankiškumas šiek tiek pamažėja, bet ne toks mažas, kad rekomenduot kokią paslaugą? Dienos socialinės globos ilgalaikės. Tai va, tai tas tęstinumas, jis turi būti tiesiog apgalvoti būdai, ką mes darom, jeigu poreikiai arba situacija arba gebėjimai keičiasi. Kokie yra galimi dar, jūs su manim pasidalinkite, tęstinumo, kaip čia praktikos. Kai šiaip tęstinumas socialiniam darbe, tai yra paslaugų intensyvumo laiptavimas. Kad visos paslaugos jos gali būti sudėtos į grandinę. Jeigu pradėjau nuo labai intensyvios paslaugos, tai galiu teoriškai augti, gebėjimus ugdyti ir man mažesnio intensyvumo paslaugos reikia. Jam anais metais buvo nustatytas poreikis vienai paslaugai, todėl jisai daro įstaigos. Šiemet asmuo gauna kitą socialinę paslaugą, tačiau įstaigos tarpusavy jos nežino, kad tas atėjo. Jam paslaugos yra skirtingos, skirtingų laikų teikiamos, bet įstaigos tarpusavy nežino, kad jisai gauna ir vieną, ir kitą paslaugą. Čia ir suprantu, ir ne visai jūsų klausimą, bet mes neturim tokio įstaigų, kaip pasakyti, informacijos dalinimosi tinklo. Nu, kaip kokias nuspystė kažkiek yra. Tai čia sužinai, tik per paslaugų gavėją geriausiu atveju informuoti. Jeigu nori. O kame problema yra, kad gauna laikus? Kaip? Daug vyksta tik projektinė veikla. Bet aš taip suprantu, kad dabar spisas, kai mes turėsim jau vesti faktinį laiką buvimą įstaigoje, tai spisas čia informatyvus šitų paslaugų skaičiai negalėtų norime pavyzdžiui. Pavyzdžiui, ten buvo išorinis studentai, jisai buvo visą pasirangę. Reikimai buvo ir ten. Čia tiek iš paslaugų pusės, tiek iš įstaigų pusės, kai jie prirašo laiką, kurio faktiškai pas mane žmogus nebuvo. Tai, man atrodo, su tos viso tobulinimo mes į tai einam, kad jau to kryžminimo laiko ir prirašymo valandų, pagalbo į namus, mes žinom, turbūt ir jūs galite pasidalinti praktiko, kai tos valandos yra prirašomos, tai reikia kuri būtų, kaip pasakyti, atskirta nuo žmogaus. Aš turiu 12 valandų dienoj. Čia vertintis įstaigos panašaus pobūdžio paslaugos, bet įstaigos savės. Jeigu darbas jų nesusijęs, tai už kur jau žemos, tai jos tarpusavy nebendrauja. Jeigu galės, tai bet šito mes standartinio iš vienos iš kitos įstaigos, kur kiek sutampa tos pačios valandos, taip? Ieškoti tas, kas kontroliuoja. Šiuo atveju mums standartai yra labiau svarbu, jeigu yra poreikis, tai užtikrinti to poreikio įgyvendinimą patiems arba ieškoti partnerių tam poreikiui įgyvendinti. Jeigu mes patys nustatėm, nežinau, skolinimai, labai daug paslaugų gavėjų yra su skolom. Bet pas mus, mes neturim kompetencijos su tom skolom. Tai turim ieškoti kažko, kas mums padėtų su tom skolom susitvarkyti. Tai kadangi labai norit pakalbėti, tai noriu, kad dar vieną
reikalavimą aptartumėt kelias minutės ir eisim kavos pagerti. Nedarom kavos pertraukos? Nu, truputį bent pasimankštinam. Matėt, kad darbo inspekcija tikrins atsitiktinai įmonės, kurios, žodžiu, ar laikosi sėdėjimo ir fizinio aktyvumo tvarkos. Tai yra, ar sukuria sąlygas atsistoti darbuotojams ir prasimankštinti, pajudėti, ar visą laiką tik sėdi. Tai noriu, kad vienoj grupeliai padiskutuotumėt lygiai tokiu pat principu kaip pirmu atveju. Kad įstaiga nustato bendradarbiavimo su kitais specialistais arba įstaigomis būdus, tai ko ieškotumėt, per ką ieškotumėt įrodymai ir kokie įrodymai parodytų, kad nustato tos būdus. O antra grupelė, kad darbuotojai žino ir taiko praktikoje. Kur jūs ieškotumėt įrodymai, kad iš tikrųjų darbuotojai taiko bendradarbiavimo ir kompleksiškumo principus ir praktiką. Kelias minutės ir pasidalinsim. Kadangi aš turiu špargalkę, antra grupelė. Kokio etapo reikalavimas tai yra? Įgyvendinimo, nes jau taiko praktikoje, ne? Žino, padidina tikimybę, kad taiko praktikoje. O pirmas? Požiūrio, nes tik susitaria, ne? Kaip tą dalyką. Gerai, tai kaip įstaigoje tikrintumėt? Kokių įrodymų praktikoje ieškotumėt? Gali būti sutartis, bet nebūtinai. Gali ten su kokiu kultūros centru turėti puikius ryšius, bet sutarties rašytinės neturėti, bet dalyvauti šventėse, nuotraukos kalbą. Tai gali būti sutartis, bet nebūtinai. Tai poreikių vertinimo tvarkoj gali būti. Užtikrinta, ne, kad kai kuriais poreikiais patys, kaip čia, kurių patys netenkinam, gali būti šeitama pasakyti. Tai gali būti rašytinė informacija, bet irgi nebūtinai. Tai koks tikslas, kokia veikla būtinai. Planuose numatytos kažkokia ataskaitoje gali būti išvardinti partneriai, su kuriais bendradarbiauja. Liuks. Tai čia labiau į rašytinę informaciją randam, bet dabar rašytinę palikim, kur kitur galim susirinkti įrodymų. Puslapiuose būna partnerių sąrašas, su kuriais bendradarbiauja. Informacinė lenta gali būti, nuotraukos ten gali būti, nes su kitais, ten su policija, su gaisrininkais. Taip, paslaugų gavėjai gali pasakyti, kad buvom baseine ir einam ten kiekvieną savaitę. Taip, taip. Kas dar gali patvirtinti? Darbuotojai. Taip, gali papasakoti, ne, su kuo mes čia kur buvom, su kuo bendradarbiavom, kur važiuojam, kokie renginiai pas mus yra. Taip, tai labai svarbu, ką noriu užakcentuoti, kad matyt, mes natūraliai norim lengvai suprantamos informacijos ir lendam į dokumentus. Jau norim viską matyti dokumentuose, bet bandykim ieškoti įvairių būdų patvirtinti reikalavimų įgyvendinimą. Jeigu mes matom jo skelbimų lentą, pro kurią praėjom, ir ten matom nuotrauką ir policija, ir gaisriniai, kultūros centras, tai jau matom, kad įstaiga neuždara, jau su kažkuo bendradarbiauja. Tai tiek apie bendradarbiavimą. Oi, antra grupelė nori pasisakyti, ką nors apie darbuotojai žino ir taiko praktikoje. Tai pereinam prie kitų dviejų sričių. Keli kolegos atsiprašė, keli jau nori išeiti, tai pabandykim, kaip čia koncentruotai aptarti tas dvi sritis – etiką ir konfidencialumą ir žmogaus teisės.
Kas yra etika ir koks pagrindinis socialinių paslaugų srities darbuotojų dokumentas apibrėžia etiką? Socialinių paslaugų darbuotojų etikos kodeksas. Kas gali pavardinti pagrindinius etikos principus? Atsakomybė. Jo, tai tie, kas senokai skaitė, galit parsisiųsti, pasižiūrėti, nes teisės aktų yra patvirtintas socialinių paslaugų srities darbuotojų etikos kodeksas ir iš tikrųjų etikos ir konfidencialumo srityje reikėtų tuo teisės aktu ir remtis, nes jis yra patvirtintas ministro įsakymu, privalomas naudoti visiems. Tai etika tai yra vertybių ir normų sistema, kuri reguliuoja elgesį. Vakar ruošdamasi dar, kaip čia prieš miegą jau pergalvojant pranešimą, šitoj srity yra naudojamos 3 sąvokos. Yra naudojamas etika, konfidencialumas ir privatumas. Kas gali greitai pasakyti, kuom visa tai skiriasi? Kas yra etika, kas yra konfidencialumas, o kas yra privatumas? Man vakar 7 vakaro tas pats. Taip, maždaug. Tai etika iš tikrųjų yra žmonių elgesys, vadovaujantis tam tikrom, kaip čia, normom. Tai yra darbuotojų elgesys. Kaip įstaigoje, tai mes kaip čia labiau darbuotojus reguliuojam tom elgesio taisyklėm, bet kai kurie socialinių paslaugų darbuotojų etikos kodeksas galioja visiems socialinių paslaugų darbuotojams. Tai yra darbuotojams komandai. Bet kai kurios įstaigos pasitvirtina ir visos bendruomenės arba viso centro etikos taisyklės. Tai bet kuris įžengia į tą centrą, jis vadovaujasi tam tikrom etikos taisyklėm. Ir jeigu nesivadovauja, tai yra visokie procedūriniai dalykai apie etikos pažeidimą. Dabar konfidencialumas. Yra etikos dalis, bet yra apie duomenų perdavimo tretiesiam asmenim. Tai kai aš ką nors apie jūs žinau ir papasakoju visiems, kam nepriklausytų apie tai žinau. Dabar kas yra privatumas? Tai privatumas yra tiesiog kita perspektyva. Tai yra žmogaus perspektyva, kur jisai nustato savo privatumo ribas. Tai yra, kiek aš leidžiu kitiem žinoti apie save. Tai ties savokom išsiaiškinau, kas yra privatumas, kas yra etika, kas yra konfidencialumas. Ir apie ką dažnai paskutiniu metu girdim ir visokias diskusijas apie etinės dilemas. Kas yra girdėjęs apie etinės dilemas ir gali pasakyti, kas tai yra? Taip gali skirtis mano asmeninė etinė norma ir įstaigos etinė norma. Ir aš su tuo susidūriau praktikoje, čia nieko neįžeidžiant, bet kartais vyresnės kartos darbuotojas, pavyzdžiui, įgalinimo savarankiškumo sąvoką supranta labai savaip. Dėl to, kad ateina iš tos tokios globėjiškos gal kultūros. Tai jos asmeninė etinė norma yra padėti senyvo amžiaus žmonėm ir užleisti vietą autobuse. Pagelbėti, jeigu kažkam bloga, tai padėti, pagelbėti, pakelti, padvežti, patstumti. O įstaigos etinė norma yra įgalinimas, savarankiškumo skatinimas. Ir tada tai yra etinė dilema. Ar aš galiu peržengus Valakupių reabilitacijos centro arba ten Vilniaus SPC slenkstį pasidaryti kitokiu žmogumi, Nes religinių pagrindų etinės normos irgi būna skirtingos. Ir ypač šiais laikais labai jautri ta etiško elgesio tema yra, kai net klausimai kartais užveda ant labai jautrių temų ir yra neetiška net užduoti tokį klausimą. Tai arba tam tikri komentarai būna labai tokie, kertasi su etikos taisyklėm.
Tai tas sritis yra apie etiką ir pagrindinis dokumentas, kuriuo įstaigos turėtų remtis, pasitvirtinant savo vidinės ar etikos taisyklės, arba susitariant dėl etikos taisyklių, yra socialinių paslaugų srities darbuotojų etikos kodeksas. Ten yra išrašytos ir etikos normos, ir kas atsitinka, jeigu tų normų žmogus nesilaiko. Tai ta etika, jinai iš tikrųjų yra, kaip ir sakiau, gali būti organizaciniai reikalavimai, gali būti įstaiga pasitvirtinus etikos kodeksą, ir tarp kitko net dažnai dabar spaudoje apie jaunimą yra prašoma, kad vakarų jaunimas jau renkasi įstaigą pagal savo vertybinę skalę. Ta prasme, jiem labai svarbu yra, kokių vertybių laikosi darbovietė. Ir jeigu tos vertybės nesutampa su to, ką aš norėčiau darbe, kokiom vertybėm vadovautis, tai darbuotojas jau renkasi darbdavį pagal vertybinės nuostatas. Yra teisės aktais nustatytos normos, tai kaip etikos kodeksas, yra skirtingų sričių darbuotojų etikos kodeksai. Tai, pavyzdžiui, psichologai turi savo etikos kodeksą, kas dar gydytojai turi savo etikos kodeksus, tai gali būti dar skirtingų sričių darbuotojų atskiri ir labiau specifiniai etikos kodeksais, kuriais jie irgi vadovaujasi. Tai kas gali atsitikti įstaigoje, kad įstaigoje veikia keli etikos ir elgesio normos. Viena, jeigu aš esu gydytoja, tai aš pagal savo specialybę turiu vadovauti savo etikos taisyklėmis. Yra socialinių paslaugų srities darbuotojų etikos taisyklės ir dar įstaiga atskirai yra pasitvirtinus savo visai bendruomeniai galiojančias etikos taisyklės. Ir yra mano dar nuosavos, kaip mane mama auklėjo etikos taisyklės. Ir va čia turi būti kalibravimas. Ta prasme, aš turiu nepaisant to, kas man asmeniškai svarbu, jeigu aš dirbu šitoj įstaigoje ir šitoj srity, aš privalau perimti tas normas, kurias apibrėžia mano socialinių paslaugų srities etikos kodeksas. Tai čia būna visokių, jeigu taip panagrinėti, šiandien neturim tam laiko, bet įvairių įdomių situacijų, kai mes turim pasirinkti tarp to, kuo tikim mes ir kuo tiki mūsų darbovietė. Konfidencialumas. Tai kaip jau išsiaiškinom, konfidencialumas yra mano duomenų apsauga ir tai yra duomenys, kurie negali būti atskleisti tretiesiam asmenim. Tai tokia informacija yra skaitoma konfidencialiai. Koks yra pagrindinis dabar teisės aktas, kuris apibrėžia duomenų apsaugą ir konfidencialumą? BDR-as, jau visi šitą žino, BDR. Tai yra labai sudėtingas dokumentas ir įstaigos labai sudėtingai jį perskaito ir pritaiko, bet jis nuo 18 metų galioja galioja Lietuvai, nes tas reglamentas yra patvirtintas Lietuvos ir mes turim jį įgyvendinti, tai ten visos duomenų apsaugos, visos taisyklės yra aprašytos ir jeigu užtikrintumėme tai, ko reikalauja BDR-as, tai standartas būtų nebaisu. Tai etikos ir konfidencialumo sritį apibrėžia 3 reikalavimai. Tai vienas yra, kad įstaiga turi užtikrinti duomenų apsaugą bei konfidencialumą, turi užtikrinti privatumą paslaugų gavėjų ir paslaugos turi būti teikiamos užtikrinant, kad darbuotojai, šių paslaugų gavėjai ir visuomenė laikytųsi etiško elgesio principų. Taip, tai čia jau paaiškinau tarp privatumo etikos, kas man pačiai kilo. Kodėl mes įdėjom privatumą į reikalavimus? Dėl to, kad privatumas nepatenka nei į etikos lauką, nei į konfidencialios informacijos. Ir privatumas praktikoje tai reiškia, pavyzdžiui, nežinau, jeigu tai yra kažkoks sauskelnių keitimas ir jos yra keičiamos nepastatant širmos, o palata yra dvivietė, tas kambarys yra dvivietės. Pagalbo į namus privatumas yra
lindimas į kitus kambarius, kur tau nepriklauso, jokių reikalų tu neturi, bet būtinai pasicekavinto, kas ten yra kitam kambarį. Tai tų ribų peržengimas, kurios yra nesusijęs su tavo darbo užduotim, bet tu įlendi į tą asmeninę erdvę, kurioj tau nepriklauso būti. Tai apie tą privatumą mes įrašėm į standartą ir prašom įstaigas pagalvoti, kas mūsų darbe yra privatumo ribos, kur mes, kaip mes užtikrinam paslaugų gavėjų privatumą, nustatydami kaip čia ir darbuotojų ribas, kurių negalėtų peržengti arba užtikrinti tam tikras priemonės saugant privatumą. Taip, tai dabar grįžtant prie duomenų apsaugos bei konfidencialumo, standartai jūs vėl galit matyti 4 etapus. Pirmi 2 yra būdingi baziniam lygiui, analizė ir tobulinimas yra būdingas pažangiam lygiui. Tai ties duomenų apsauga standartas nustato, kad įstaiga nustato asmens duomenų apsaugos ir konfidencialumo tvarką. Tai yra apibrėžia tvarką, kaip yra užtikrinamas duomenų apsauga ir konfidencialumas. Su ta tvarka supažindinami yra visi darbuotojai, tai yra jie žino ir taiko tą tvarką. Ta tvarka yra įgyvendinama praktikoje, tai ne tik žino, bet ir taiko tas taisyklės. Ir paslaugų gavėjai irgi yra informuoti jiems suprantamų būdų apie konfidencialumo taisyklės. Tai ne tik darbuotojai, bet ir paslaugų gavėjai jiem prieinamų būdų turi žinoti, kokios galioja asmens duomenų saugojimo ir konfidencialumo taisyklės. Pažaidžiam žaidimą. Kokių įrodymų ieškotumėt įgyvendinimo etape? Iš ko matytumėt, kad įstaiga taiko duomenų apsaugą ir konfidencialumo taisyklės? Ar darbuotojai gali pakomentuoti? Taip. Tai čia toks dar, kaip čia toks jo požiūrio etapas, kur praktikos dar nerodo, o ko praktikoje dar galėtume pasižiūrėti? Taip, tai gali pasirašytinai supažindinami, gali pakomentuoti, paslaugų gavėjami įrašyta paslaugų teikimo tvarkoj, kad jie irgi supažindinami. Apie paslaugų gavėjus? Aš kalbėjau, kad paslaugų gavėjai pasirašo sutartis, kuriuose yra parašyta. Apie konfidencialumo taisyklės. Ir jos irgi yra pateikiamos kartu su sutartim. Taip. Taip. Ką pastebėtum? Taip. Taip. Ar yra leidimai viešinti atvejus, sutikimai? Taip. Bet koks pirmas dar žingsnis? Man visada, kaip pasakyti, kyla jau klausimas, kaip pirmo neįgyvendina. Ar vertintojam yra pateikiamas pasirašytinas saugoti konfidencialumą? Tai vat tas irgi, jeigu jum leidžia, net jeigu jūs vertintojas, bet jum vis tiek, jeigu jum leidžia prieiti prie bylų ir žiūrėti vardus pavardės, tai pagal savo tvarką jie turėtų iš jūsų irgi paimti sutikimą. Taip, puiku, o paslaugų gavėjai, nes yra reikalavimas ir kad paslaugų gavėjai žinotų savo duomenų saugojimo ir konfidencialumo taisyklės. Tai sutartį sakėt ir turbūt galima pakalbinti. Ar jie žino? Čia aišku toks labai, kaip pasakyti, tricky momentas, ar paslaugų gavėjai pakomentuos, bet vis tiek bent kažką apie konfidencialumą jie turėtų suprasti ir žinot, kad mano visi duomenys, kurie yra byloj, pavyzdžiui, yra slapti, gali taip pasakyti. Taip. Taip, gairėse rasit įgyvendinimo visokius patarimus. Dabar apie privatumą. Tai irgi požiūrio etape prašom, kad įstaiga nustatytų
nustatytų socialinių paslaugų gavėjams tinkamas fizinio, psichologinio ir dvasinio privatumo sąlygas. Kaip Jūs manot, kas čia galėtų būti? Tai pirma, nustatyti, tai nereiškia surašyti. Tai va, taip reikia suprasti patį standartą, kad jo kalba nustatyti, tai nereiškia turėti dokumentą, bet tai reiškia susitarti arba pritaikyti tam tikras priemonės. Tai, duokit kokį nors paslaugos pavyzdį ir pagalvokime apie privatumą. Kokią paslaugą pažįstate? Labiausiai pasakykime. Intensyvi krizių įveikimo. Kokios gali būti privatumo taisyklės krizių įveikimo? Taip, taip. Kas dar? Ar įeinat į kambarį nepasibeldę? Ar gali užsirakinti kambarį? Ar gali patikrinti spinteles neįspėjus? Man yra pasitaikę, kaip globos namuose įeini, sako, va čia mes jo drabužius sudedam, va čia jis maistą laiko. Kur tas žmogus yra? Jis išėjęs dabar, bet čia va matot tvarka. Tai va, kaip čia tos privatumo, va čia yra privatumo ribos. Kas dar galėtų privatumas būti? Tai čia fizinį labiau pavardinom, bet kas gali būti apie dvasinį, psichologinį privatumą? Leis turėti savo pasirinkimą. Taip, taip. Taip, kur negirdi niekas kitas, ir būtų išsaugotas ir konfidencialumas ir duomenų apsauga. Taip. Nekalbėjimas tam tikrom temom. Gali, pavyzdžiui, jeigu tai nesusiję su paslaugos teikimu ir žmogus sako, aš šitą temą kalbėti nenoriu. Tai va, darbuotojai turi tokią paprastą taisyklę žinot, kad kai kuriais atvejais, kai tai nesusiję tiesiogiai su ta paslauga, kur aš jau turiu tą informaciją žinot, žmogus gali atsisakyti, gali pasakyti, ne, aš tą temą kalbėti nenoriu. Kažkokie, nežinau, jeigu tai yra religiniai kažkokie dalykai, yra mišios ir tam tikrų laikų žmogus nori paklausyti arba jis turi ritualą pasimelsti, tai va čia irgi gali būti ta privatumo riba, kai žmogui suteikiama erdvė tuo laiku atlikti tam tikrus savo asmeninius reikalus. Iš socialinės globos pavyzdžių, kas reiškia privatumas? Gal kolegos iš SPPD kokių pavyzdžių žino? Ką reiškia privatumas globos namuose? Kaip jūs ir sakėt, tam pampersų keitimas dašyrų. Taip. Taip. Galbūt dar privatumas, kai atvažiuoja giminės, artimieji ir nori pasibūti atskirai, nebendroje erdvėje su kitais gyventojais. Yra erdvė, kur susitikti su artimais ir ten galimai kažkokiais labai asmeniniais klausimais pabendrauti arba, kaip čia jo, intimiau. Taip. Taip. Taip, tai čia visur ta taisyklė galioja ir konfidencialumo, ir duomenų apsaugos, jeigu tai kelia grėsmę, kaip ten yra fiziniam turtui, savo pačiam arba kitiem. Tai čia ta taisyklė, man atrodo, aprašyta yra ir duomenų reglamente. Ir mus bent jau taip socialiniam darbe mokino, kad konfidencialumas gali, ir va čia būna etinių dilemų. Kai žmogus sako, aš tau pasakysiu, pasikrėtų, bet tu niekam nesakyk. O sako tokį dalyką, dėl kurio tu kaip prisiėmė atsakomybę. Ir kartais tai yra etinė dilema. Nes tu gali gal parą išlaukti, gali porą, bet tu su ta informacija tu prisiėmė atsakomybę. Kad jeigu kažkas įvyks. Bet iš kitos pusės, jeigu tu pažeisi pasitikėjimą, tai po to dar metus su to gali dirbti. Tai va, čia būna tokių etinių dilemų ir matyt, kiekvienas gali prisiminti po atveju, kai va, ta etinė dilema įvyksta ties konfidencialumo pažeidimu. Ypač ten, kur yra darbas su šeimomis, kai labai tokios kaip čia asmeninės situacijos.
Gerai, toliau. Jo, ir paprastai dėl tų privatumo ribų reikėtų su pačiu žmogum susitarti. Ta prasme, žmogus jis gali įvardinti savo privatumo ribas. O tie, kurie negali, tai jau mes turėtumėme nuspėti, koks tas yra bazinis privatumo ribos, kurios turėtų būti saugomas. Tai teko vienoj įstaigoj, kaip čia matyt, kaip yra dvivietė palata su daugiafunkciniais sutrikimais žmonės, gulintis, maitinami ten su visokiom aparatais, žodžiu, sunkios būklės. Ir privatumo, širma pastatyta tarp lovų, tai sako, mes, kai ateinam perrengti arba ten tvarkom, tai mes tą širmą užstatom, kad kitas nematytų, o čia pat langas. Ir langas išeina į gatvę. Didelio miesto gatvę. Ta prasme, ten žmonės eina, kažkiek tos vėjos yra, bet tu pro langą galėtum matyti. Tai vat, kaip čia, kartais tiesiog valiom arba nevaliom, nepagalvojam tokius dalykus. Ir tą gali pamatyti, jeigu pats gulėtum toj lovai, tai mygam turbūt suprastum, kad norėčiau užsitraukti užuolaidėlę, jeigu ten keičiu maikę, ne? O vat iš tos darbuotojų pusės reikia labai tokio kritinio mąstymo, kad suprasti, kad apie ką yra tas privatumas šiuo atveju. Taip. 12 reikalavimas yra apie etiško elgesio principus tarp darbuotojų, paslaugų gavėjų ir visuomenės. Tai įstaiga įtraukdama darbuotojus nustato ir aptaria etiško elgesio reikalavimus, atitinkančius visus patvirtintus kodeksų normas ir jas žino ir taiko praktikoje. Tai tą žinojimą ir taikymą praktikoje visiems mums turbūt yra tokie iššūkiai, kaip, nes manęs dažnai įstaigos klausia, tai kaip tą žinojimą padidinti? Jau šneki, rašai, siunti laiškus, o kaip nežino, taip nežino. Tai čia matyti mums visiems yra iššūkis, kurį turim surasti įvairių, šioj informacijos perpildymo laikotarpį labai sunku jau kaip čia perteikti darbuotojams tą informaciją, kurią mes norim, kad jie žinotų. Bet įstaigos turi ieškoti įvairių būdų, įvairių kūrybiškų būdų, ant sienų rašyti, žinutes siųsti, kompiuterio ekranuose kažkokia informacija gali būti jau įjungiant kompiuterį. Tai daug visokių slaptažodžiai, kai kurie, iš verslo įmonės kažkas pasakoja, kad IT sukūrė slaptažodžius su vertybėm. Tai kiekvienas kompas prisijungiant, jis įveda tam tikrą vertybę. Ne naujas vienas, kaip pas mus yra, o įveda ten profesionalumas. Tai tokiu būdu darbuotojams į galvas įdeda tam tikrus žodžius, kurie yra svarbus. Kažkas sakė, vyras žmonai įvedė, aš tave myliu, slaptažodis. Kiekvieną kartą įveda. Taip, apie etinės dilemas pasakiau, žmogaus teisės. Apie ką yra šis rytis? Kokie yra pagrindiniai konvencijos ir dokumentai, kurie apibrėžia žmogaus teisės? Neskaitykit to iš galvos, sakykit. Žmogaus teisų konvencija kažkur girdžiu, taip? Kokia dar yra? Konstitucija. Vaiko teisų konvencija. Teisingai, Rasa. Koks dar? Asmens su negalia teisų apsaugos pagrindų įstatymas, vaiko teisų apsaugos pagrindų įstatymas, Jungtinių tautų vaikų teisų konvencija. Tai yra labai daug įvairių sričių teisės aktų, kurias Lietuva yra arba ratifikavus, arba įstatymais įtvirtinus, kur yra išrašytos mūsų paslaugų gavėjų tam tikrų grupių teisės. Tai šitų teisių iš principo mes ir norėtumėme, kad įstaigos laikytųsi ir sugalvotų tam tikras tvarkas, kuriomis paskatintų tų teisių žinojimą ir užtikrinimą. Tai per kokius reikalavimus dabar standarte yra sudėta? Aš vadinu standartų iš įpročio, bet tai yra socialinių paslaugų reikalavimai. Tai yra 4
reikalavimai, kurie apibrėžia šią sritį. Tai pirma yra, kad paslaugos teikiamos įgyvendinant paslaugų gavėjų teises. Tada užtikrinamos yra saugios sveikatai palankios sąlygos paslaugų gavėjams. Informacijos prieinamumas. Tai kai kurios teisės iš bendro sąvado yra taip, kaip pasakyti, išimtos ir akcentuojamos. Tai kaip pavyzdžiui saugumas ir informacijos prieinamumas. Ir teisė pateikti skundą, prašymą arba atsiliepimą. Tai yra 4 dalykai, kurie apibrėžia šią sritį. Įgyvendinti teises, užtikrinti saugias sąlygas, informacijos prieinamumą ir skundų prašymų ir atsiliepimų pateikimą. Ir kiekvienas tas reikalavimas yra apibrėžiamas vėlgi skalėje nuo požiūrio iki tobulinimo. Tai kaip pavyzdžiui apie teisų įgyvendinimą, tai pirmas yra, kad įstaiga įtraukiant darbuotojus, nes darbuotojai yra vienas iš tokių pagrindinių žingsnių užtikrinant įgyvendinimą praktikoje, aptaria, kokiasgi teisės turi mūsų paslaugų gavėjai. Kur yra dažniausiai tos teisės išvardinamos, nes čia nėra reikalaujama atskiro dokumento turėti, bet kur yra dažniausiai tvirtinamos paslaugų gavėjų mūsų teisės? Sutartyje, vidaus tvarkos taisyklėse, ant sienos. Jo, tai tas teisės reikalavimuose yra aprašyta, kad mes vadovautumėmės tais didžiaisiais dokumentais, kad mes pasižiūrėtumėme, ką apibrėžia tarptautiniai arba ratifikuoti dokumentai, kokias teisės, ir tas teisės taikytumėme ir savo vidiniuose dokumentuose. Ir įgyvendinimo etape įstaiga turi ginti tas teises, tai ne tik žinoti, bet ir padėti ir ginti tas teises, tai yra paslaugų gavėjams pritaikyti tas teises, praktikuoti, pritaikyti praktikoje. Tam, kad paslaugų gavėjai praktikuotų, jos reikia informuoti. Tai sutartis yra vienas iš būdų informuoti, bet kaip čia, kada skaito, kada neskaito, tai tas turimas teises dažnai reikėtų dar papildomai kažkaip užakcentuoti, kad paslaugų gavėjai žinotų savo teises. Ir darbuotojai turi žinoti ir įgyvendinti praktikoje bei ginti paslaugų gavėjų teisę, jeigu mato, kad viena iš tų teisių yra pažeista. Tai vienas toks pavyzdys iš praktikos, mes turėjom pagalbai priimant sprendimus paslaugų gavėją, kuris su gipsu pravaikščiojo 2 metus. Ir mes tą sužinojom po kurio laiko ir sužinojom, kad poliklinikoje, dėl to, kad jis turi ir psichikos ligą, vis atideda jo vizitą. Ir atideda, tai jis nenueina, tai jam pasako, kad perkeliamas laikas ir jis 2 metus nenueina nuimti gipso. Tai ta teisė į sveikatos priežiūrą akivaizdžiai yra pažeidžiama kažkurioj grandy, tai mūsų atsakomybė jau būtų nepraleisti, kaip čia padėti žmogui gauti tinkamą pagalbą ir tinkamų laikų. Taip. Pateikti skundus, prašymus ir atsiliepimus. Va čia, kaip aš jau minėjau, ir tas mažasis tobulinimo ratas sukasi, nes gavus skundą, tu negali jo neišanalizuoti ir nepritaikyti korekcinių veiksmų. Tai va čia jau įgyvendinimo etape, nebūtinai būti pažangiai įstaigai, kad analizuoti ir taikyti koregavimo priemonės, bet įstaiga turi nustatyti skundų prašymo atsiliepimų valdymo tvarką. Tai yra ne visos įstaigos turi ir tenka dabar konsultuoti ir kurti tas tvarkas kartu, kad įstaiga turėtų apsirašyti pirmiausia, kas yra skundas, kaip jis patinkinėjamas, kas jis svarsto, kaip yra pateikiamas atsakymas. Tada su ta tvarka turi būti supažindinami vėlgi darbuotojai ir paslaugų gavėjai. Ir įstaiga turi nagrinėti skundus ir prašymus ir atsiliepimus pagal galiojančią valdymo tvarką. Ko ieškotumėt kaip įrodymų?
Nu, jau skundų tvarkos. Taip. Tada ar yra knyga arba kitoks būdas, ne, pateikti skundui. Taip. Ir tada registrą pasižiūrėti, ar buvo skundų. O jeigu nebūta skundų 5 metus? Jo. Juoda ir balta. Viena darbuotoja sakytų, labai gerai dirba, kad skundų nėra, o kita sakytų, kažkas įtartina. Bet iki skundo skaitinai tikėjo, kad atsiras skundas įstaigai. Gali tiesiog iki tol, kad paskui savaitę. šiais laikais man būtų labai įtartina, kad 5 metus nebuvo nei vienos skundos. Jo, tai čia galima daug elementų, kaip čia rekomenduoti arba pasižiūrėti, labiau supažindinti, ne, palengvinti skundų, gal labai sudėtingas skundo pateikimas yra. Tam tikra forma, kad knyga ant spintos aukštai kažkur jo. Tai čia galima ieškoti tobulinimo veiksmų, bet vien tų skundų nebuvimas, matyt, nebūtų pagrindas neužskaityti reikalavimo įgyvendinimo. Jeigu bent jau visa tvarka yra ir visi žino ir gali pakomentuoti, tai skundų nebuvimas nebūtų neatitikimas. Bet jau galimai galėtum ieškoti tobulintinų vietų. Ir nepamirškime apie pokalbius, ne, kaip įrodymai, kad ne tik dokumentai, bet ir interviu, pokalbiai su paslaugų gavėjais, ar gali pakomentuoti, ar žino, kur ta skundų knyga, ar matė, ar žino, kaip pateikti, jeigu būtų tokia situacija. Taip, saugias sveikatai palankės darbo sąlygas. Vienas iš reikalavimų yra, kad įstaiga įtraukdama darbuotojus nustato saugos, sveikatos ir apsaugos nuo įvairių rūšių smurto prieš socialinių paslaugų gavėjus ir priemonės. Tai yra nustato ir apsitarė, kokios yra smurto prevencijos priemonės įstaigoje. Ir tada vėlgi tas pats algoritmas, kad supažindina tiek gavėjus, tiek darbuotojus ir socialinių paslaugų gavėjai žino, kaip atpažinti smurto formas. Tai yra čia, jeigu matot, yra apie tai, kad mes turėtumėme informuoti paslaugų gavėjus, kas yra smurtas, kad jie galėtų patys atpažinti, jeigu jie patiria smurtinės situacijas. Nes, vėlgi negaliu pasakyti dažnu atveju, bet mintis už to yra, kad daug pažeidžiamų grupių patiria smurtą ir arba nežino, kad tai yra smurtas, arba nedrįsta apie tai pasakyti, arba nežino, kur ieškoti pagalbos. Tai tam, kad šitą sritį išjudinti, mes norėtumėme, kad įstaigos apsibrėžtų ir informuotų paslaugų gavėjus apie kas yra smurtas ir ką daryti, jeigu aš tokį elgesį atpažįstu. Taip, informacijos prieinamumas irgi yra prie šitos srities, prie teisių įgyvendinimo ir su informacijos prieinamumu pas mus yra daug dar neišartų dirvonų įstaigose, kai informacija turėtų būti pateikiama paslaugų gavėjam priimtinu būdu. Tai priimtinas būdas yra kaip čia vienoks regos sutrikimų turintiems žmonėms, kitoks yra intelekto arba psichosocialinę negalią turintiems žmonėms. Tai tie dokumentai, kurie yra skirti tam tikrai grupiai, turėtų būti pritaikyti jiems suprantamų būdų. Tai jeigu sutartis yra sudaryta teisininko ir duodama pasirašyti neskaitančiam paslaugų gavėjui, tai jau kiltų klausimą, ar taip iš principo gali būti. Arba sutartis yra tik spausdintina, pavyzdžiui, o
žmogus turi regos negalią, nematantis. Tai įvairių tokių scenarijų gali būti, tai šiuo reikalavimu mes norėjom paskatinti įstaigas pritaikyti savo kalbą, savo komunikaciją, ar tai dokumentinę, ar tai žodinę, žmonėm prieinama kalba. Kad yra visokių vėlgi metodinių priemonių dabar, kaip pritaikyti ir psichosocialinę negalią, supaprastintos kalbos ir vertėjai yra, ir rekomendacijos, kaip versti į supaprastintą kalbą. Ir turbūt pagrindinis dokumentas, kuris turėtų būti pritaikytas jau labai paprasta kalba, koks yra? Individualus planas, teisingai. Tai kai individualus planas yra parašomas labai stropios socialinės darbuotojos ir labai daug lapų jisai sudaro ir labai protingai parašytas, bet paslaugų gavėjas nelabai gali suprasti ir net perskaityti, kas ten parašyta, tai tada ar tas individualus planas iš principo veikia. Tai jau individualus planas, tai turbūt yra tas pirmas ir toks pagrindinis iš pamatų dokumentas, kuris turėtų būti pritaikytas žmogui suprantama kalba jau. Kas, o pats žmogus turėtų suprasti, kas jame surašyta.